Sveiki, esu Eisinas Sutyra, atstovauju Jonavos futbolo klubą Lietava, man yra 24 metai, žaidžiu 7 numeriu saugo poziciją. Kas paskatino tave žaisti futbolą? Futbolą paskatino mane žaisti, tai mano brangiausias žmogus, tai mano senelis, kuris pirmą kartą mane atvedė į futbolą, kai aš buvau 6 metų. Pirmas treneris tavo? Pirmasis treneris tai Gediminas Danevičius, kuris dabar yra išugdęs daug garsių futbolininkų, kurie net 2 atstovauja Lietuvos nacionaliniai futbolo rinktiniai. Ar nesigaili pasirinkti šią sporto šaką? Tikrai ne, nes mano senelis man įskiepijo tą dalyką, kai aš tik gimiau ir net nežinau, ką būčiau veikęs, jeigu nežaisčiau šios sporto šakos. Iki šiol kokias komandas teko tau atstovauti? Pirmą tik, kur pradėjau į vyrų futbolą, atėjau į savo miesto komandą, į futbolo klubą Lietava, paskui iškeliavau į Kauną, Kauno Atletę, rungtyniavau 2 metus A lygoje, toliau teko rungtyniauti Kėdainių Nevėžyje 3 metus ir paskutiniai pusę metų buvo Kazlų Rūdos Šilo ekipoje. O dabar grįžau čia į Jonavos, į savo miestą. Kas sieja futbolininką Eisiną Sutyrą ir ikimokyklinės įstaigas? Kas tai per projektas? Labai įdomus klausimas. Tai sieja, galiu pasakyti labai paprastą istoriją. Pradėjau dirbti Lietuvos sporto universitete futbolo treneriu ir paskambino man iš VŠI Jonavos futbolui įstaigos Valdas Zinys ir taip kaip buvo toks kaip užuomina pradėti Jonavoje nuo mažųjų, pačių mažiausių, kad jos įtraukti futbolą ir jos sudominto futbolu. Tai nuvažiavom į kelis darželius, dabar jau sumeluot, galbūt 5 darželiai yra mūsų Pakalnutė, Bitutė, Lakštingalėlė, Šveicarijos darželis ir mes pradėjom taip po truputį dirbti ir taip jau įsivažiavom. Dabar aš į savaitę po 2 kartus atvažiuoju į tos darželius ir vaikus supažindinu su futbolo pradmenimis. Lietavos futbolo klube žaidė numeriu 7. Ar tavo treneris įteikė marškinėlius, ar pats nuvilbėjai? Ką tai reiškia tas tau skaičius 7? Numeris 7 man reiškia tokį dalyką, kad, nežinau, šiaip mano mėgstamiausias žaidėjas yra Cristiano Ronaldo, jis žaidžia su 7 numeriu, o aš tiesiog 7 galėčiau įvardinti taip, kad tai yra dieviškas skaičius. Kažkada tai žaidėjai Kėdainiuose 3 metus. Ar pastaruoju metu atstovaudamas Lietavą ir žaisdamas prieš buvusią komandą, norėjai jiems įmušti? Čia jau pagavant ant rungtynių paskutinių. Nu, ką padarysi, yra kaip yra, 3 metai atiduoti tam klubui ir įmušti įvartį, tai negalėčiau džiaugtis įmušęs įvartį, turėčiau be emocijų tai išgyvendinti, nes 3 metai vis tiek tikrai buvo labai geri tie metai, nes tapom 3 vice čempionais, tai kaip ir, ką padarysi toks futbolas, galiu taip atsakyti. Neužilgo Lietava susitiks ir su Kazlų Rūdos Šilu. Kaip žadi su jais elgtis? Žinau, kad šioje komandoje ridinai kamuolį. Jau Kęstai, čia mane gaudant klausimų. Komandų visų. Ne, Kazlų Rūdos Šilui tai tikrai noriu mušti įvartį ir nežinau kodėl, bet ten tikrai nejaučiu tokio, bet tikrai šaunus kolektyvas, ten gyvena žmonės futbolu, ten super emocijos tikrai, bet kam noriu mušti, tikrai Kazlų Rūdos Šilui. Dėkui už pokalbį, Eisinai, ir sėkmės aikštelėje. Ačiū Jums.